Labas rytas visiems, mano vardas yra Roberta, aš esu testų ir mokymų centro vadovė ir šiandieną mes kalbėsime apie populiariausius Austrijos viešbučius. Pirmiausia, norėjau pasiklausti jūsų, ar girdit, ar matot ir ar galime pradėti. Labai džiugu. Bet kągi reikėtų žinoti apie Austriją? Austrija tai yra nedidelė šalis Europos centre, kurią galima pervažiuoti traukiniu vos per kokias 7-8 valandas. Vienok net apie 60% šalies teritorijos dengia kalnai. Tad tai yra puikiai šalis, puikus pasirinkimas tiems keliautojams, kurie norėtų atostogauti slidinėjant. Kaipgi yra skirstomi regionai ir kokie kurortai jiems priklauso? Populiariausi slidinėjimo kurortai yra įsikūrę Zalcburgo ir Tirolio regione. Mūsų poilsis pagrindai yra susitelkę šiuose kurortuose, tai Zalcburgo regionui priklausančiame Celemze, Kaprūno kurortą, Glemtalio slėnyje Zalbache, Hintergleme ir Gaštaino slėnyje esančiuose Bad Hofgaštaine, Bad Gaštaine. Taip pat Tirolio regionui priklausančiame Mayrhofene, Fjugene ir Zoldene. Taigi šiandieną mes kalbėsime apie Zalcburgo regionui priklausančius Celemze kurortą, apie Kaprūno kurortą, taip pat apie Glemtalio slėnio kurortus, Zalbachą ir Hinterglemą. O sekančio webinaro metu mes aptarsime Gaštaino slėnio kurortus bei Tirolio regioną. Taigi kalbėsime trumpai apie pačius kurortus, kokio lygio slidininkams juos galima siūlyti, taip pat trumpai apžvelgsime, ką galima veikti tuose kurortuose ir aptarsime pačius populiariausius viešbučius tuose kurortuose. Taigi, Celemze ir Kaprūno kurortai. Jie yra įsikūrę maždaug 80 km nuo Zalcburgo ir slidinėjant šituose kurortuose galioja vienas ski pasas. Yra padarytas labai patogus susisiekimas skibusais, tai yra važinėjančiais autobusais slidininkams. Celemze taip pat turi labai gražų ežerą, kuris yra matomas nuotraukoje, senamiestį, kurioje yra gausų kavinių, parduotuvėlių. O už pačio Kaprūno kurorto skibusų važiuojant maždaug apie 15 minučių galima pasiekti Kitzsteinhorno ledyną. Slidinėjimas tenai taip pat yra įtrauktas į to paties ski paso kainą. Ledynę beje galima slidinėti ištisus metus, tik tai rugpjūčio mėnesį tenai vyksta profilaktikos darbai. Tad sniegas šitame kurorte regione yra garantuotas visada. O ir pačiose Celemze trasose yra sniego patrankų, tad net kai apačioje miestelėje jau būna gražus pavasaris, kalnuose trasose ant kalno vis dar yra slidinėjama. Šitame regione trasose yra daug keltuvų, tad didesnių eilių praktiškai nebūna. Celemze ir Kaprūne taip pat yra ir lyguminių slidžių trasos, kas norėtų slidinėti vietoje. Pačiame Celemze kurorte vyksta taip pat ir aktyvus naktinis gyvenimas, tačiau barai ir klubeliai veikia ir pačiame Kaprūno kurorte. Tad šitie kurortai būtų tinkami ir jaunimui bei aktyvaus naktinio gyvenimo mėgėjams. Šalia Kaprūno yra įsikūręs didelis terminių vandens ir pirčių kompleksas, kuris vadinasi Tower & Spa Kaprūn, į kurį pramogauti atvyksta turistai netgi ir iš aplinkinių kurortų. Spa centre yra apie 13 rūšių pirčių ir suomiška, biosauna, žolelių, rusiška, aromaterapinės, garinės, ir įvairiausios kitos. Taip pat ledinis fontanas, toksai yra įvairių tipų dušai, poilsio zonos. Baseinas yra netgi ir lauke, iš kurio kaip tik ir atsiveria vaizdai į Kitzsteinhorno ledyną. Tarp Kaprūno ir Celemze yra dar toksai įsikūręs mažytis kurortas Pisendorfas. Ten yra pradedantiesiems skirta šlaita su bugeliniais keltuvais. Taip pat yra speciali trasa skirta čiuožinėti, taip vadinama snow tubing, tai yra pripučiamais tokiais ratais ant išlyginto sniego, taip pat yra apšviesta rogučių trasa. Ir slidinėjimas šitoje vietoje taip pat yra įtrauktas į tą pačią ski paso kainą. Taigi pradedantieji turistai, šeimos su vaikais gali rinktis slidinėti ir Pisendorfo kurorte. Kitzsteinhorno ledyne, kaip matote, yra labai daug mėlynų trasų, jos yra plačios, mažiau stačios, tad puikiai tinka ir pradedantiesiems slidininkams, tačiau yra ir keletas raudonų trasų pažengusiems turistams. Vietinė Kaprūno slidinėjimo zona
Maiskogelis taip pat yra tinkama pradedantiesiems, tinkama šeimoms su vaikais slidinėti. O pačiame Celemzė slidinėjimo zonoje Šmitenhöhe kalne taip pat yra mėlynų trasų, tačiau čia yra ir raudonų trasų, taip pat pasitaiko ir juodų trasų pažengusiems profesionalams, greičio ir adrenalino mėgėjams. Taigi, kaprūną galima būtų siūlyti taip vadinamiems čainikams, tai yra pradedantiesiems slidininkams, taip pat šeimoms, jaunimui, kurie norėtų šiek tiek naktinio gyvenimo. O Celemzė jau trasos būtų įvairių lygių slidininkams, taip pat ir naktinis gyvenimas. Tačiau, kaip jau minėjau, visai šitai slidinėjimo zonai galioja vienas ir tas pats slidinėjimo pasas, taigi nesvarbu, kur gyventumėte, skibusais galite susisiekti ir naudotis visomis trasomis. Tad kokiegi populiariausi viešbučiai yra šiuose kurortuose? Vienas iš populiariausių viešbučių yra Alpenrose pensionas, labai jaukus viešbutis, tiems, kas nori miesto centro, jisai yra įsikūręs vos 2 minutės iki Celemzė centro, visai šalia City Express keltuvo. Labai gera maloni šeimininkė šitame viešbutyje yra, padaro netgi lauknešėlius išvykstantiems išvykimo dieną, jeigu anksti turistai išvyksta. Taip pat gyvenantys šitame pensione gali nemokamai naudotis ir eiti į miesto baseiną, taip pat į uždarą čiuožyklą, kurie yra įsikūrę vos už 150 metrų nuo šito pensiono. Taip pat šitame pensione yra siūlomas geras maitinimas, labai jaukus yra numeriai, gražus ir tvarkingas pusryčių kambarys. Bevėlis internetas čia yra nemokamas, bet šeimininkė nesako, kad jis yra ir numeriuose, nes ne visur gali būti ryšys. Bet iš tiesų net ir kai kuriuose numeriuose tas ryšys yra. Taip pat turistai gali nemokamai naudotis sauna, yra šildomas slidžių saugojimo kambarys, viskas, kas yra reikalinga tikram slidinėtojui. Kitas viešbutis tai yra Grand Hotel Celemzė, jis yra kataloguose 24 puslapyje, ko gero vienas geriausių Celemzė viešbučių. Jeigu žiūrėti alternatyvą šitam viešbučiui, galėtų būti Celemzė kurorte esantis viešbutis Freibergzė vila, kuris yra toje pačioje linijoje, taip pat prie ežero, maždaug už kokių 5 minučių nuo šito viešbučio. Taigi Grand Hotel Celemzė drąsiai rekomenduotinas, įsikūręs gražioje vietoje ant ežero kranto su panoraminiais vaizdais, išties prabangus, jaukus, didelis viešbutis, pačiame centre įsikūręs, aplinkui yra daug parduotuvėlių, tačiau reikėtų perspėti turistus, kad šalia, iš kitos pusės eina geležinkelio linija, tad perspėkit būtinai apie tai. O per geležinkelį jau prasideda centras, ten yra toksai Crazy Daisy klubelis, kas nori naktinio gyvenimo. Beje, viešbutyje yra labai gražus spa centras 4 aukšte įkurtas, su panoraminiu vaizdu į ežerą, turi didelę sauną, kelių skirtingų rūšių pirtis. Maitinimas taip pat yra geras, pusryčiams yra didžiulis pasirinkimas maisto siūlomas. Viskas labai tvarkinga, labai gražiai patiekiama, išties atitinka jau aukštą lygį. Numeriai taip pat yra tvarkingi, juose yra tik tai 2 vietės lovos, atskirų lovų nėra šitame viešbutyje, yra tik tai atskiri čiužiniai. Jeigu užsakinėti numerio tipą, kuris vadinasi Double Mountain View, tai jisai jau būtų kaip tik į kitą pusę į būtent vaizdu į tą traukinių liniją. Pačiame numeryje didelės lovos, 1,80 m ant 2 metrų, bet šitie numerio tipai, kurie yra Double Mountain View, jie yra be balkono, jie yra pakankamai nedideli ir šiaip izoliacija nebloga, bet pravažiuojantis traukinys vis vien šiek tiek girdisi. Yra kiliminė danga, tvarkingas pats numeris, yra dideli 2 langai, chalatai, šlepetės numeriuose. Taip pat tvarkingas vonios kambarys. Superior Double numerio tipas jau būtų per 2 aukštus ir antrame aukšte būtų sanitarinis mazgas, vonios kambarys, o pirmame aukšte yra erdvus miegamasis, papildoma lova ir tokia išlankstoma sofa, jinai yra ta papildoma lova ir šitie numeriai jau būtų su balkonu. Viešbutis turi autobusą, kuris nuveža iki keltuvo, jisai važiuoja 9-10 val. Ryte, maždaug kas 15 minučių.
nuvežimas yra. Na, viešbutyje taip pat veikia ir mini klubas, vaikučiams taip pat yra žaidimų aikštelė, groja gyva muzika, yra kazino. Taigi, na, puikus variantas visiems turistams, kurie galėtų leisti savo poilsį tokiame viešbutyje. Iš ties, na, nėra prie ko prisikabinti, tik tai ko gero vertėtų perspėti apie tą esančią geležinkelio liniją. Kitas viešbutis tai yra Berner Hotel, irgi tikrai geras CLMZ viešbutis, kurį valdo du broliai. Labai stiprios 4 žvaigždutės, na, galima sakyti, kad galėtų būti vertos net ir 5. Turi, na, ir prabangų tokį restoraną ir šiaip visas viešbutis, ko gero, jau yra link prabangos. Tai yra taip vadinamas ski-in viešbutis, tai reiškia, kad praktiškai iki jo galima nusileisti slidėmis. 2009 metais buvo atlikta pilna numerių renovacija, numeriai išties gražus, prabangus, su kiliminė danga. Ir iki City Express keltuvo apie porą minučių, čia būtų apie 100 metrų. O jeigu norėtų turistai važiuoti slidinėti kažkur kitur, į Kaprūną, į Kičtenhjorną, tai Skibuso stotelė vos už 200 metrų. Taip pat apie porą minučių iki geležinkelio stoties, traukinių nesigirdi šitame viešbutyje, iki CLMZ senamiesčio vos kelios minutės, apie 350 metrų būtų, viskas vietoje. Taip pat šalia yra Spar parduotuvė, jeigu kažką turistai norėtų įsigyti. Svečiai pačiame viešbutyje gali nemokamai naudoti sauną, baseinų, kuris yra ir viduje, ir lauke. Lauke temperatūra yra vandens šildoma net iki 30 laipsnių. Taip pat yra garinė pirtis, bevėlis internetas visur nemokamas. Na, už papildomą mokestį jau būtų įvairiausios procedūros, masažai. Pusryčiams yra tiekiamas švediškas stalas. Per popietę yra nemokamai įvairiausios užkandėlės, na, o vakarienė yra renkamas iš meniu, yra renkamas iš 5 patiekalų, plus yra švediško stalo principų patiekiamos salotos. Taip pat kartą per savaitę būna galo vakarienė su muzika, na, tokia šventiška vakarienė. Iš ties geras viešbutis, visai šalia trasų, taip pat drąsiai rekomenduotinas. Hubertus Hotel Pension, turintis gerą lokaciją viešbutis per gatvę, na, štai čia netgi matosi nuotraukoje nuo vieno pagrindinių CLMZ slidinėjimo keltuvo, tai yra City Express. Jeigu norėtų vykti slidinėti kažkur kitur, Skibuso stotelė yra vos už 150 metrų, na, o pats viešbutis pasižymi dar ir tuo, kad dirba tik tai su ekologiškais produktais. Šitame viešbutyje taip pat yra ir bendra virtuvėlė, kurią svečiai galėtų pasinaudoti. Yra ir sauna, kurią galima naudotis, taip pat nemokamas parkingas, bevėlis internetas nemokamas ir ryšys yra tik tai registratūroje. Standartiniai numeriai yra erdvūs, tvarkingi, ten yra dvigulė lova ir sofa lova, jinai galėtų būti vaikams arba vienam suaugusiujam ta sofa lova tinkama. Viešbučio savininkai yra viena šeima, taigi jaučiasi tas malonus šeiminiškas aptarnavimas, jie šneka tiek anglų, tiek rusų kalbomis, taigi aptarnavimas išties puikus, pramogos kaip ir bet kurio kito viešbučio esančio, CLMZ visai šalia yra centras, ar ne, parduotuvėlės, kavinės, barai, kam yra reikalinga, visa tai yra pasiekiama vos už kelių minučių. Na, o kalbant apie Kaprūno viešbutį, Weidmannsheil Party Hotel, iš ties geras būtų variantas pačiame Kaprūno kurorte, labai tvarkingi apartamentai, numeriai yra jaukus, tvarkingi, taip pat yra miegamieji ir labai gražios virtuvės, štai matosi netgi ir nuotraukoje, tvarkingos vonios, tualetai, nulinėme aukšte šitame viešbutyje yra sauna, kurią gali naudotis visi čia gyvenantis turistai. Taip pat yra ir privati sauna, Zonenalm apartamente, jinai yra skirta tik tai to apartamento svečiams, bet jeigu tas apartamentas yra laisvas ir kiti svečiai norėtų pasinaudoti tą sauną, tai galima ją pasinaudoti už papildomą mokestį. Jinai kainuotų 30 eurų dienai, mokėti reikia registratūroje, tuomet tą sauną įjungia. Taigi šitame viešbutyje galima ilsėtis tiek su šeima, tiek su draugais, vėlgi patogu yra tai, kad turistai išleis mažiau pinigų maistui, kadangi yra virtuvė, gali patys gamintis, viskas yra
kas yra reikalinga maisto gaminimui, ir patys apartamentai yra įsikūrę praktiškai Kaprūno centre, maždaug apie 50 metrų iki autobuso sustojimo, su kuriuo galima važiuoti ir į ledyną, slidinėti, ir į Celemzę. O einant pėstute iki Maiskogelio, tai ten yra Panoroban pakelėjas, su slidinėjimo batais gaunasi maždaug apie 6 minutės. Gal apie 250 metrų yra iki jo, bet kaip žinia, viskas vyksta truputėlį lėčiau užsidėjus slidinėjimo batus. O šalia to keltuvo yra ir maisto prekių parduotuvė Noimaras. Gyvenant apartamentuose tai yra labai svarbu dėl maisto prekių produktų įsigijimo. Tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad maisto prekių parduotuvės dirba maždaug iki kokios 6-7 valandos vakaro, o sekmadieniais nedirba visai. Tokiu atveju, jeigu labai reikėtų įsigyti kažkokių prekių, galima nuvykti iki artimiausios degalinės. Taip pat netoliese yra ir apreski pasisėdėjimų vieta. Taigi išties viešbutis būtų tinkamas ir šeimoms, ir draugų kompanijoms, ir jaunimui, tiems, kam reikia centro, taip pat tiems, kam yra reikalingos virtuvėlės. Dar vienas viešbutis Kaprūne, tai yra Vier Jahreszeiten Hotel, kataloguose 27 puslapyje. Šitas viešbutis jau yra įsikūręs Kaprūno pakraštyje, netoli Kaprūno pilies griuvėsių. Iki centro būtų maždaug apie 400 metrų ir apie 500 metrų iki slidinėjimo keltuvo. Autobusų stotelė yra priešais patį viešbutį, taigi galima važiuoti slidinėti tiek į Kitzsteinhorną, tiek į Celemzę. Pats viešbutis yra labai šeimininis, jaukus, toks alpių stiliaus, tvarkingas, taip pat turi baseinus, net keletą saunų, o 2009 metais buvo atlikta pilna viešbučio rekonstrukcija, kurios metu buvo pakeistas ne tik tai interjeras, bet ir numerių dydžiai, išplanavimas, taip pat įdiegta nauja technika. Bevėlis internetas šitame viešbutyje visur yra nemokamas, patys numeriai tvarkingi, erdvūs, seifai taip pat yra nemokami. Viešbutyje taip pat yra vinoteka, puikiai austriškų vynų pasiūla yra, taip pat yra restoranas, sveikatingumo centras su baseinu, vaikų žaidimų kambarys. Svečiai gali nemokamai naudotis uždarų baseinų, taip pat pirčių kompleksų, biliardų, yra automobilių parkavimo aikštelė. Užsisakęs maitinimo tipo haltbord, tai yra pusryčiai vakarienė, svečiai taip pat gauna nemokamai ir užkandžius po pietų. Vakarienė pas juos taip pat yra pasirinkimas iš meniu, iš 4 patiekalų, taip pat yra papildomai salotų baras, o kartą per savaitę vyksta tematinės vakarienės. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kalbant apie šitą viešbutį, kad niekur nėra rūkoma išskyrus barą. Taigi vieniems turistams galbūt tai bus labai didelis privalumas, kitiems nežinia. Dar vienas viešbutis įsikūręs šalia Kaprūno centro, pėstute galbūt kokios 5-7 minutės, labiau ramioje vietoje. Nuo pagrindinės gatvės reikia paeiti maždaug apie porą šimtų metrų ir dar pakilti truputėlį į šoną į kalniuką. Pats viešbutis susideda iš apartamentų su virtuvėlėmis, viskas yra tvarkinga, virtuvės yra aprūpintos reikiama įranga ir indais. Tiesa, šeimininkai ir registratūra yra kitame pastate, negu kad yra pats Gotthardtas įsikūręs. Šalia yra skibuso stotelė, tik tai rekomenduokite turistams geriau nusileidus nuo kalnelio eiti ne į priekį link Kaprūno, o paėjėti truputėlį atgal. Todėl, kad jeigu jie eis į priekį, jie eis iki kitos stotelės ir iki jos yra truputėlį toliau. Geriau šiek tiek grįžti, bet ta stotelė yra visai šalia. Ir nuvažiuoti iki Kitzsteinhorno ledyno, maždaug 12-15 minučių užtrunka. Iki Celemzė irgi panašiai apie 10 minutėlių važiavimo. O einant pėsčiomis iki Maiskogelio slidinėjimo zonos, iki Panoroban pakelėjo, yra su slidinėjimo batais maždaug apie kokių bent 10 minučių, nes yra apie 400 metrų iki jo, bet iki jo ir yra patogiausia eiti pėstute, nelabai ten autobusu ir privažiuosi. Ir kaip jau minėjau, prie to keltuvo yra maisto prekių parduotuvė, vėlgi kas gyvena apartamentuose, tas yra svarbu, maisto prekių jie gali įsigyti, taip pat netoli yra vaistiniai, įvairiausi barai, taigi Gotthard Apartment House, aš sakyčiau, kad ko gero tai yra puikus kainos kokybės santykis. Grünerbaum Hotel yra įsikūręs Celemzė, pačiame centre, pačioje širdyje, šalia pėsčiųjų zonos. Tikrai žalias, kaip tas žalias medis, ne veltui pavadinimas toksai.
Iki City Express keltuvo pėsčiomis yra apie 7 minutės, maždaug apie 300 metrų. Skibuso stotelė nuo šito viešbučio yra už 200 metrų. Pats viešbutis yra padalintas į kelis korpusus, tačiau visi jie yra sujungti požeminė perėja, tad į restoraną pasiekti, į jį patekti yra nesunku. Taip pat svečiai nemokamai gali naudotis 2 saunomis. Kalbant apie numerius, economy tipo numeriai yra gana kuklus. Classic būtų daug jaukesni, savo kategoriją jie 3 žvaigždučių atitinka, o apartamentai šitame viešbutyje yra su virtuvėlėmis. Tiesa, yra privalomas mokestis už galutinį numerių tvarkymą, jisai yra galiojantis tik tai apartamento tipo numeriams ir sudaro 50 eurų numeriui. Ir šitas mokestis yra mokamas dar agentūroje ir prisideda prie užsakymo, taigi perspėkite turistus. Bevėlis internetas registratūroje šitame viešbutyje yra nemokamas, o pusryčiams tiekiamas švediškas stalas, vakarienė yra renkamas iš 3 patiekalų, plus salotų baras. Viešbutis būtų tinkamas tiem turistam, kas nori gyventi pačiame centre, kas nori veiksmo aplink viešbutį, kas nori parduotuvių, pasivaikščiojimų vakarais, barų, naktinio gyvenimo. Tai, taip pat galima siūlyti ir tiems svečiams, kuriems yra reikalingi numeriai su virtuvėlėmis, užsakant apartamentų tipo numerius. Ir dar vienas viešbutis, tai yra Unterberger Guest House. Jisai yra jau nutolęs nuo CLMZ apie 1 kilometrą, jeigu iki centro tai dar daugiau būtų, netgi virš 2 kilometrų, į Kaprūno pusę jisai yra nutolęs ir skaitosi, kad jis yra Šudorfo kurorte. Matau, kad klausė dėl šito mokesčio praeito viešbučio apie Grünerbaum. Šitame viešbutyje jis yra privalomas. Yra kai kurių viešbučių, kuriuose, jeigu susitvarko neprivalomas, bet būtent Grünerbaum apartamentuose šitas mokestis yra privalomas ir jisai yra sumokamas dar iš anksto Lietuvoje. Taigi, Unterberger Guest House yra įsikūręs į Kaprūno pusę, jisai yra įsikūręs Šudorfo kurorte. Aplink viešbutį yra tik tai gyvenamieji namai ir čia į šitą viešbutį dažniausiai atvažiuoja slidininkai, kuriems praktiškai nieko apart slidinėjimo daugiau ir nereikia. Viešbutį sudaro keli skirtingi pastatai, pliusas yra tas, kad iki keltuvo yra apie 500 metrų, bet su slidinėjimo batais pakankamai ilgai užtrunka ir tiek nueiti. Internetas už papildomą mokestį kainuodavo net apie 50 eurų savaitei. Patys apartamentai yra tvarkingi su virtuvėlėmis, yra plaukų džiovintuvai visose numeriuose, taip pat yra virduliai, stalo įrankiai, viską, kas yra reikalinga. Šitame viešbutyje taip pat yra privalomas galutinis kambario sutvarkymas, tačiau jis yra skirtingas, priklauso nuo to, kokį apartamentą užsakinėja svečiai. Apartamentai B kainuoja 65 eurus, yra tas mokestis, apartamentai C tipo 75, apartamentai D 90 eurų. Čia priklauso nuo pačio apartamento dydžio. Ir vėlgi šitas mokestis yra mokamas iš karto dar užsakant pačią kelionę. Dar vienas išskirtinumas yra tas, kad svečiai vakarieniauja restorane, kuris yra maždaug už 5 minučių pėstute nuo pačio viešbučio. Maisto pasirinkimas nėra labai ištaigingas, tad galbūt geriau būtų imti numerius, kuriuose patiems galima gamintis maistą. Taigi, Unterberger Guest House viešbutis yra siūlomas už labai gerą kainą, bet aš jį rekomenduočiau labiau galbūt nereikliems turistams, tie, kurie nori slidinėti ir tiems, kuriems yra svarbi gera kaina. Taigi tiek CLMZ ir Kaprūno viešbučių. O kągi reikėtų žinoti apie Zalbacho ir Hinterglemo kurortus? Jie yra išsidėstę Glemtalio slėnyje, vienas nuo kito nutolę vos per 4 kilometrus ir kartu su Leogangu jie sudaro vieną iš stambiausių Austrijos sporto regionų, pavadintą Ski Circus. Jeigu lyginti Zalbachą ir Hinterglemą, praktiškai nesiskiria tarpusavėje. Zalbache galbūt yra šiek tiek daugiau pėsčiųjų zonų, nors šiuose kurortuose automobilio eismas ir taip nėra intensyvus, nes jie turi labai gerą aplinkinį tunelį. Jeigu lyginti pagal kainą, Hinterglemas gal yra truputėlį brangesnis. Praktiškai visi viešbučiai Hinterglemo kurortai yra ski in, ski out, kad galima slidėmis nusileisti iki viešbučio arba nuo viešbučio nusileisti iki keltuvo. Arba viešbučiai Hintergleme yra labai arti pačių keltuvų. O mėgstantis slidinėti vakare,
Hinterglemeras. Hinterglemer ir Leogangė beje taip pat yra naktinės trasos, tik tai reikia atkreipti dėmesį, kad joms yra reikalingas atskiras bilietas. Na, o taip pat yra ir įvairiausių snieglentininkams tinkančių nusileidimų. Celemze beje taip pat yra snieglentininkams tinkančių zonų. Taip pat, kalbant apie kitas sporto šakas, čia yra įvairiausių čiuožyklų, teniso kortų, yra rogių trasos. Na, kam patinka toksai ramus, romantiškas poilsis, gali dalyvauti, čia vyksta tokios vakarinės eitynės su fakilais, gali važinėtis pakinkytomis rogėmis, pasivaikščioti nuvalytais įvairiausiais takeliais, apšviestais. Taigi, vakarais kurortuose taip pat yra ir naktinio gyvenimo, baruose, diskotekose, klubuose, linksmybės čia taip pat tęsiasi iki paryčių. Tad galima siūlyti šitos kurortus ir jaunimui, taip pat tiems, kas nori aktyvaus naktinio gyvenimo. Kaip matote, iš slidinėjimo žemėlapio ski circus tai sudaro efektyvi keltuvų sistema, juosianti visas slidinėjimo zonas žiedų, taigi galima tiesiog vienoje vietoje pakilti ir kitoje vietoje nusileisti. Taigi šita ski circus zona Austrijoje neturi savo lygių, jai priklauso net virš 200 km trasų ir apie 70 keltuvų. Na, o į rytinę Šatbergo viršūnę poilsiautojus kelia pats didžiausias šalyje kabantis lynų keltuvas, kuris talpina apie 100 žmonių. Be to, visos žemutinės stotys yra įsikūrę visai šalia viešbučių, todėl slidinėdami Zalbacho, Hinterglemo kurortuose turistai paprastai nelaukia ilgai eilėse. Slidinėti čia taip pat galioja vienas ski pasas ir slidinėti čia gali įvairaus amžiaus ir įvairaus pasirengimo slidininkai. Zalbachas ir Hinterglemas būtų tinkamas tiek profesionalams, tiek ir pradedantiesiems. Išties trasų kiekis yra labai didžiulis, pasirinkimas taip pat yra turistams didžiulis. Trasos, kaip matote, yra išsidėstę abiejose slėnio pusėje, tad tie, kas mėgsta minkštą sniegą, jie gali pradėti slidinėti saulėtoje pusėje ir pasisukus saulei pabaigti slidinėjimą saulėtoje pusėje. Na, o tie, kas mėgsta kietesnį sniegą, gali rinktis pavėsingą pusę ir saulei pasisukus pradėti slidinėti kitoje slėnio pusėje. Tad kokiegi yra populiariausi viešbučiai šiuose kurortuose? Vienas iš jų tai yra Zalbacher Hof Hotel, kataloguose 34 puslapyje. Jis yra įsikūręs pačiame Zalbacho centre, virš Kastelo klubo, apačioje yra naktinis klubas, bet iš ties pačiame viešbutyje to naktinio klubo nesigirdi, tad galima nuraminti turistus. Taip pat visai šalia yra ir pėsčiųjų alėja. Na, pats viešbutis vietomis jau atrodo toksai prabangus, vietomis galbūt norėtųsi šiek tiek atnaujinimo. Vakarais būna gyvos muzikos vakarai, turi labai tokį autentišką kalnų restoraną, pagrindinį prabangų restoraną, kuris yra suskirstytas į 4 zonas, kur kiekviena zona priklauso tam tikrai stichijai. Tai yra oro, žemės, vandens arba ugnies. Na ir visa aplinka taip pat yra atitinkamai papuošta, visas dalys yra skirtingo dizaino. Pietavome šitame viešbutyje infoturo metu, tai galiu pasakyti, kad maistas yra skanus. Standartiniai numeriai yra be balkonų, taigi reikėtų atkreipti dėmesį. Na, superior tipo numeriai irgi ne visi yra su balkonais. Na, deluxe tipo numeriai, jie jau visi yra atnaujinti, yra kiliminė danga, didelės lovos, plastiniai televizoriai, halatai taip pat yra numeriuose, labai tvarkingi vonios kambariai, numeriuose seifas yra nemokamas. Taip pat yra geras spa centras, šitas viešbutis turi ir keletą treniruoklių, labai gražus baseinas, pirtis taip pat turistams yra nemokamai. Ir labai jaukus yra poilsio kambarys su tokiais kailiais ant žemės, bevilis internetas už papildomą mokestį ir visai savaitei kainuodavo apie 40 eurų. Dar vienas viešbutis Zalbacho centre, tai yra Neuhaus Sport & Spa Hotel, visai šalia pėsčiųjų alėjos, kas yra matoma netgi ir iš nuotrauko, šalia yra keltuvai, į vieną pusę tiesiai yra keltuvas, truputėlį pakilus gatvelė aukščiau, yra kitas keltuvas, kam galima siūlyti ir poroms, ir šeimoms, na, visiems, kas nori poilsiauti kurorto centre, nes aplinkui ir šalia trasos keltuvai, restoranėliai, įvairiausios
pramogos. Na, viešbutis nėra prabangus, bet labai tvarkingas, turi gražų didelį baseiną, gražią poilsio zoną, taip pat labai tvarkingas gražus restoranas, kartą per savaitę taip pat organizuojama šventinė vakarienė, gala dinner. Registratūra šitame viešbutyje dirba nuo 8 ryto iki 8 vakaro, kas nėra labai populiaru Austrijoje, gali būti, kad registratūra dirba tik tai tam tikromis valandomis, o tuo tarpu čia dirba net nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Tačiau tai yra susijęs su kitų dalykų, kad slidės išsaugojimo kambarį galima priduoti arba pasiimti tik tai tuo metu, kada dirba registratūra. Tai reiškia, po 8 vakaro, jeigu užtruks labai apreski arba linksmybėse, tai slidės reikės pasidėti savo numerį. Na, iš ties geros 4 žvaigždutės, rekomenduotinos, numeriai yra gana tvarkingi. Vieni numeriai gali būti su dušais, kiti gali būti su voniomis, yra ir tokių, ir tokių. Sauna, baseinas, visa ta zona taip pat labai tvarkinga. Viešbutyje dominuoja šviesus medis, yra labai gražus žiemos sodas, taip pat yra nedidelis kambarys vaikams. Taigi galima atvykti ir su šeimomis, ne tik tai jaunimui. Zonleiten Hotel viešbutis jis yra įsikūręs jau ant kalno, toliau nuo Zalbacho centro. Labai tvarkinga registratūra su panoraminiu langu, žemyn atsiverianti į kalnus, taip pat yra geras maitinimas, tvarkingi numeriai, labai prabangus restoranai šitame viešbutyje. Na, nuo viešbučio kalnų galima nusileisti žemyn iki keltuvo, būtų tinkamas ir šeimų poilsių, ir porų poilsių. Jeigu kalbėti apie šeimas, tai ko gero galbūt su truputėlį didesniais vaikais būtų patogiau, nes į viršų kilti į kalniuką ten yra pakankamai didelis atstumas, jeigu vaikai visai maži gali būti sudėtinga. Na, o vaikams yra žaidimų kambarys, taip pat patys numeriai yra gana tvarkingi. Šeimininiai numeriai tiesa yra vienoje erdvėje, ten yra dvigulė lova ir dar viena ištiesiama sofa, bet viskas yra gana tvarkinga. Šitame viešbutyje kiekvienas numeris turi savo atskirą slidžių tokią laikymo spintą, taigi nėra laikoma bendrai, kiekvienas numeris turi tiesiog savo spintą, į kurią susideda slidės. Bevėlis internetas visur yra nemokamas, nuvežimo iki centro nėra ir yra 2 variantai. Galima leistis tokiu statoku kalnu apie 100 metrų arba eiti pasivaikščioti aplinkui gerų kelių, bet tai užtruks maždaug apie 300–400 metrų. Matosi netgi ir iš nuotraukos, kad turi baseiną lauke, jis yra šildomas, o viduje taip pat yra ir suomiška pirtis, biopirtis, infraraudonųjų spindulių kabina ir visais jais svečiai gali naudotis nemokamai. Dar vienas viešbutis, tai yra König Hotel kataloguose 35 puslapyje, nedidelis, įdomaus interjero viešbutis, išgražintas daugybę paveikslų, tai suteikia jaukumo pačiam viešbučiui. Pilnas atnaujinimas buvo atliktas 2011 metais. Pats viešbutis yra nedidelis, apie 32 numeriai yra aptarnaujantis turistus. Pati lokacija yra gera, nors jis yra kiek toliau nuo Zalbacho centro, galbūt apie kokią 500 metrų, tačiau yra šalia keltuvas Kiolmas, maždaug už 50 metrų. Ir šalia pačio viešbučio yra trasa pradedantiesiems. Jeigu kažkam yra reikalinga, yra ir parkavimo aikštelė, tik tai jinai yra už papildomą mokestį. Superior tipo numeriai yra viena erdvė, apgyvendinti ten galima maksimaliai iki 4 svečių. Ten yra viena dvigulė lova ir 2 atskiros lovos, numeriai yra tvarkingi, o 2-viečiai numeriai yra nedideli, jie yra kuklesni, ten taip pat yra dvigulė lova. Šitame viešbutyje taip pat yra ir tikrų single tipo numerių, vos 12 kvadratinių metrų. Visose numeriuose yra virduliukai, arbatai, kavai pasigaminti, taip pat numeriuose yra nemokamas internetas ir svečiai nemokamai gali naudotis pirtimi. Dar vienas viešbutis, kuris yra siūlomas už gerą kainą, tai yra Panorama Langhaus. Viešbutis yra įsikūręs ant kalno, maždaug apie 500 metrų iki Zalbacho centro.
Tačiau Skibuso stotelė yra vos už 150 metrų nuo šito viešbučio. Tad slidininkai dažniausiai ko gero ir naudojasi autobusu, negu kad pėstute eina. 2013 metais viešbutyje buvo atlikta pilna renovacija. Šitas viešbutis taip pat siūlo nedidelius numerius ir jame taip pat yra tikrų single tipo numerių, kurie yra tik tai viena lova. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šitame viešbutyje yra numerių be balkonų, tačiau jie yra už kitą kainą, jie vadinasi economy tipo numeriai, tačiau patys numeriai yra tvarkingi, savo kategoriją atitinka. Taip pat šitame viešbutyje yra nedidelė jauki sauna, prie jos, poilsio zona yra tokia kukloka, ten tik tai porą dušų ir keletą šezlongų, bet pati sauna yra tvarkinga. Yra restoranas, yra baras, taigi Panorama Landhaus viešbutį aš rekomenduočiau tiems slidininkams, kurie po slidinėjimo, po galbūt linksmybių apreski, grįžta jau į patį viešbutį ilsėtis, jiems nereikia taip dažnai vaikščioti į patį centrą. Galima, aišku, siūlyti ir jaunimui, kuriems tie 500 metrų būtų nekliūtis, bet jie nori užtat geros kainos, kadangi Panorama Landhaus viešbutis yra siūlomas už labai patrauklę kainą. Dar vienas viešbutis, tai yra Adler Resort, šitas viešbutis yra įsikūręs maždaug 5 minutės iki Hinterglemo centro ir iki keltuvo yra maždaug apie 100 metrų. Viešbučio registratūra taip pat dirba visą dieną nuo 8 ryto iki 10 vakaro. Beje, tai yra vienintelis viešbutis, kurį mes siūlome su maitinimo tipu viskas įskaičiuota. Tačiau šitą viešbutį taip pat galima užsisakyti ir su pusryčiais arba netgi su room only. Kadangi numeriuose yra visiškai pilnai įrengtos virtuvėlės, kuriomis taip pat galima pasinaudoti. Nemokamai taip pat galima naudotis uždarų baseinų, su kūrinė vonia, sauna, garinė pirtimi, taip pat yra aromaterapinė pirtis, netgi infraraudonųjų spindulių kabinetas, poilsio tokia zona su vandens čiužiniais, treniruoklių salė yra su panoraminiu atsiveriančiu vaizdu, net apie 100 kvadratinių metrų, tiesa, į ją yra įleidžiami asmenys tik tai nuo 16 metų. Už papildomą mokestį būtų jau soliariumas, masažai, įvairiausios procedūros. Pusryčiams maistas yra tiekiamas švediško stalo principų, šitas viešbutis taip pat pasižymi tuo, kad naudoja itin ekologiškus produktus. Priešpiečiams taip pat yra pasiūlomi kava, įvairiausi kepiniai arba lengvi užkandžiai, o vakarienė gali būti švediškas stalas tematinis, plus salotų baras, plus įvairiausi vegetariniai patiekalai gali būti. Vaikams yra siūlomas atskiras meniu, maitinimas iš ties yra geras, pasirinkimas yra geras šitame viešbutyje. Jeigu turistai užsisako šitą viešbutį su maitinimo tipu viskas įskaičiuota, atkreipkite dėmesį, kad gėrimai, tai yra alus, vynas, kava, arbata, gaivieji gėrimai, jie yra įskaičiuoti vakare nuo 18 iki 22 valandos. Pats viešbutis tai yra ski out viešbutis, iki Reiter Kogelbahn keltuvo yra apie 100 metrų ir galima nuo pačio viešbučio tiesiog nusileisti slidėmis. Apartamentai yra išdėstyti per 2 korpusus. Kaip jau minėjau, virtuvėlės yra pilnai įrengtos, yra valgomojo zona, virtuvės kampas, sanitarinis mazgas, viskas yra tvarkinga, santechnika taip pat yra tvarkinga, interneto prieiga yra nemokama, yra seifai nemokami numeriuose, yra numeriai su balkonais, patys numeriai išties jaukus tvarkingi. Viešbutis pats atitiktų realiai maždaug apie 4 žvaigždučių kategoriją ir tą kategoriją jisai atitinka. Didelė spa zona, kuri veikia visą dieną. Taigi Adler Resort viešbutį aš galėčiau drąsiai rekomenduoti kaip jaukų, modernų viešbutį, tik tai truputėlį toliau nuo centro. Taigi tiek viešbučių, o trumpai dar norėčiau prieš webinaro pabaigą priminti jums, kad skrydžių į Austriją metu su Small Planet Airlines kiekvienas keleivis vyresnis negu 2 metai gali nemokamai vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro arba slidės slidininko batai ir lazdos, arba snieglentininko batai ir snieglentė. O jeigu bet kuri slidinėjimo įrangos dalis supakuota atskirai, jau būtų pripažįstama kaip atskiras kompleksas. Taigi reikėtų viską pakuoti, ar ne, arba slidės slidinėjimo batus ir lazdas į vieną vienetą, arba snieglentininko batus ir snieglentę
į vieną vienetą. Kūdikiams slidinėjimo inventoriaus gabenimas nėra galimas, nors teko kalnuose matyti ir itin mažų vaikų, kurie jau slidinėja. Ir atkreipčiau dėmesį į tai, kad maksimalus leistinas svoris asmeniui yra 32 kg, tai yra jo slidinėjimo įrangos komplekto kartu sudėjus su juo lagaminu. Ir slidinėjimo įranga yra gabenama nemokamai perkant pilną kelionių paketą, norint jį pridėti rezervacinėje sistemoje, ten prie papildomų paslaugų, kur yra pridedamas maitinimas arba kitos paslaugos, reikia pasirinkti papildomas bagažas ir tada pridėti nemokamai gabenamą slidinėjimo inventorių. Tačiau, kaip jau žinote, slidinėjimo komplektų galima į lėktuvą priimti tik tai 126 vienetus, o skrendame su dideliu Airbusu 180 vietų. Tad jeigu slidės nebus pridėtos iš karto, vėliau jau pagal atskirą užklausimą, jeigu tik tai turėsime vietų. Taigi, rekomendacija yra tokia, kad slidinėjimo paketus užsisakyti iš anksto, vien todėl, kad pats slidinėjimo sezonas yra trumpas, viešbučių pasiūla nėra didelė, viešbučiai užsipildo iš anksto. Taip pat užsakant iš anksto, turistai turės galimybę prisidėti savo slidinėjimo komplektą nemokamai. O jeigu nuomotis vietoje, tai slidinėjimo komplektą savaitę, jeigu rinktis tokį ekonomy tipo, kainuotų nuo 100 € ir truputėlį daugiau. Tai jeigu reikia argumentų, kodėl pirkti dabar, galite drąsiai sakyti, kad dabar jūs galėsite savo slides gabentis nemokamai. Tie turistai, kurie neturi savo slidžių arba snieglenčių kompleksų, išsinuomoti Lietuvoje vis tiek gali pigiau, negu tai galima padaryti Austrijoje. O perkant tik tai aviabilietą, slidinėjimo inventoriaus gabenimas yra už papildomą mokestį ir jisai sudaro 20 € į vieną pusę. Norint užsakyti slidinėjimo įrangos gabenimą, reikia tai nurodyti pastabose darant aviabilietų užsakymą, be abejo, prieš tai pasitikslinti su aviaskyriumi ir gauti jų patvirtinimą, kad galima tas slides pridėti. Taip pat prašymas jums visiems, kai turistai perka pilną kelionės paketą, paprašykite apgalvoti turistus, ar jiems tikrai bus reikalingas inventorius, nes yra pasitaikę tokių atvejų, kad jis yra pridedamas prie užsakymo, tačiau turistai atvyksta į oro uostą be slidžių. Ir pasiklauskite, ar tikrai norės pridėti, geriau jau truputėlį vėliau pridėti, negu kad užsakyti ir nepasinaudoti tą progą. Jeigu jau turistai pasakė, kad nesigabens slidžių, tai irgi informuokite, kad galėtume apskaičiuoti, kiek iš ties tų slidžių yra pridėta. Taigi būkite draugiški savo slidinėjantiems kolegoms, o aš jums linkiu gražaus penktadienio ir gražaus artėjančio savaitgalio. Iki susitikimo kitose webinaruose.